Labas vakaras. Kviečiams. Labas vakaras svečiams iš Latvijos. Labvakar, mėly Joniškio Pilsovietos dzivatai. Labvakar, viesi nuo Latvijos. Baltų vienybės diena. Pažyminti Saulės mūšio pergalę, vienijanti ir įpareigojanti šiandien gyvenančius lietuvius ir latvius perduoti baltų gyvybės ugnį ateinančioms kartoms. Baltijas vienotipas diena atzmijot Saulės kaujas uzvaru. Vienojot uzliekot par pienakumu šodien dzivošim lietuvišim un latvišim, nuodat baltų dzivubas ugunį nakamam paudzam. Jau 7 metus Latvijos Bauskės apskritis ir Lietuvos Biržų, Pasvalio, Pakruojo ir Joniškio rajono savivaldybės organizuoja bendrą turizmo kelionių akciją Pažinkime kaimynus Žiemgaloje. Jau 7 gadų Latvijos Bauskas atrinkės un Lietuvos Biržų, Pasvalės, Pakruojas un Joniškio rajono pašvaldybės organizuoja kopiko turizmo celimo kompanijų jie pazinam kaiminius Žiemgalą. Kelionių akcijos tikslas skatinti turizmo plėtrą ir bendradarbiavimą Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose, sukuriant bendrą turistinį maršrutą, populiarinant turistinius objektus bei įmonės. Celiom akcijas merkės ir vienisa turizmo atsistybų un Latvijos un Lietuvos pierobežų regionų sadarbybų, viedojot kopikų turizmo maršrutų un popularizė turizmo objektus un uzniaumus. Tai dabar kviečiame pažiūrėti vaizdo medžiagą. Skatimės paskatytės Jekažinas Harkvilninių par šito kompaktų. Pažinkite kaimynus Žiemgaloje ir laimėkite vertingus prizus – dviračius, elektrinius paspirtukus ar vietinio verslo dovanų kuponus. Kelionės metu apžiūrėsite Bauskės, Jiecavos, Rundalis, Vecumnieko rajono savivaldybės Latvijoje ir Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio rajono savivaldybės Lietuvoje. Nuo birželio 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos kiekvienoje savivaldybėje aplankykite bent po 2 akcijos objektus, nusifotografuokite prie jų ir įkelkite nuotraukas į mobiliąją programėlę Kaiminį Zemgalę. Greitai ir lengva. Jeigu nesate mobiliųjų programėlių gerbėjas, galite naudotis lankstinukais. Juos rasite akcijoje dalyvaujančių savivaldybių turizmo informacijos centruose. Čia parodę savo nuotraukas prie akcijos objektų, gausite ir atspaudus. Prisiminkite, galutinis nuotraukų įkelimo į programėlę ar lankstinukus su atspaudais pateikimo terminas yra spalio 5 diena. Nugalėtojai bus paskelbti spalio 10 dieną. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Facebook puslapyje Kaiminį Zemgalę ir turizmo informacijos centruose. Ką tik matėme gražaus užsimezgusio bendradarbiavimo pavyzdį. Šis bendradarbiavimo gražus pavyzdys prasidėjęs 2016 metais sėkmingai tęsiasi iki šiol. Džiaugiamės galėdami šią draugystę įprasminti bendradarbiavimo sutartimi. Mes tipo recėjom skaistą sadarbybos piemėrų. Ši sadarbyba, kas aisakas 2016 gadą, veismėgi turbinas lys pat šiai dienai. Esam priecigi ar sadarbybos lygumų pieškir šiai draudybos jėgų. Taigi kviečiame Joniškio rajono savivaldybės merą Vitalijų Gailių ir Bauskės savivaldybės merą Aivarą Opmanį pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp dviejų Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Latvijos Respublikos Bauskės krašto savivaldybių. Aicinam Joniškio rajono pašvaldybos merų Vitalijų Gailių un Bauskės nuovadą merų Aivarų Opmanį
paraksėse darbybas lygumus tarp abam Lietuvos Respublikas Joniškio rajoną un Latvijos Republikas Bauskas nuovada pašvaldybą. Paldies jums. Runājam katrs sava valodā, ja? Labdien, vieši, labadiena, mėly joniškiečiai. Iš tikrųjų, reikšmingas, prasmingas įvykis, išbandyta draugystė įtvirtinom oficialia tarptautinę sutartimi. Draugaukime. Mes oficialiai lygumo šodien izdarėm. Labdien! Jā, šodien ir tāda diena, Baltu vienības diena, un tas laikam ir pats nozīmīgākais mirklis tieši sadarbības līguma parakstīšanai starp Bauskas pašvaldību un Jonišķu pašvaldību. Jo mēs sadarbojamies jau no 16. gada, bet visu laiku bija tāda sajūta, ka kaut kas nav līdz galam izdarīts un nav tas oficiālais līgums parakstīts, kāds mums ir ar Viržai, ar Pakrojas, ar Pasvalis, un tagad arī beidzot ar Jonišķis. Tātad Baltu vienības dienā šajā mūsu kopīgajos svētkos tas līgums beidzot ir oficiāli parakstīts. Šiandien tikrai puikiai istoriška diena, kada būtent šita sutartis yra parašyta. Nors jau Bauskės apskrities administracija bendradarbiauja su daugelį rajonų daugelį metų ir taip pat nuo 16 metų su Joniškio rajonu. Tačiau šiandien tai įvyko ir būtent džiaugiasi meras, kad tai įvyko per Baltų vienybės dieną. Tai tikrai istorinis faktas.
Mažos dovanėlės stiprina draugystę. Mažas davinės bus stiprākā draudzība. Ir čia visų mūsų krašto žmonių dovana Bauskės krašto žmonėm, sutarties ir ilgo nesibaigiančio bendradarbiavimo simbolių. Joniškio rajono Tilsetas cilvēku dāvana jums, kad tā draudzība būtu ilgus gadus. Liels paldies par dāvanu. Mēs tikko mēra kabinetā un mērijā redzējām visu Jonišķu pašvaldības sadarbības partneru rādsnamu foto. Tad mēs apsolam, ka mēs nākamā reizē arī uzdāvināsim, lai viņiem ir ko pielikt pie sienas un būtu nozīmīgs arī atzīmēta Bauskas pašvaldības rādsnams. Bet šodien mēs pasniegsim vienkārši dāvanu no Bauskas pašvaldības kā piemiņu par šo dienu. Meras ką tik kabinete nesenai matė visų bendradarbių, partnerių nuotraukas ir jisai tikrai sako, kad labai greitai kabinete atsiras ir Bauskės apskrities nuotrauka, kur galėsi didžiuotis. Ačiū už dovanas ir įteikė savo krašto dovaną jums. Ačiū. Džiaugiamės, ką tik oficialiai įtvirtinta draugystė su Bauskės savivaldybe. Esam priecīgi, ka nu pat oficiāli esam nodavuši savu draudzību ar Bauskas novadu pašvaldību. Šį gražų įvykį netrukus vainikuos meno kolektyvų koncertas. Šios skaistų notikumų vainagas Maksas kolektyvų koncertas. Bet dabar dar norisi pagarsinti ir pasidžiaugti paroda. Čia Joniškio Baltojoje sinagogoje eksponuojami Bauskės taikomosios dailės studijos ir Joniškio krašto tautodailininkų paroda Mes Baltai, kurioje dalyvauja virš 20 autorių. Šeit Joniškio Baltoje sinagoga ir įstatytas Bauskas lietiškas Maksas Dadnicibas un Joniškio tautas mokslininkų įstatė Baltai, kuria piedalės vairāk nekā 20 dalībnieku. Nuostabūs tekstilės darbai, austi rankšluosčiai, antklodės, juostos, taip pat veltiniai, pirštinės, skaros, dirbiniai iš odos, kurie išpuošti baltų ženklais ir simboliais. Briniški tekstildarbai, austi dverlai, segas, juostas, kā arī filts, cimdi, šalės, adas įstradājumi, kas ruotati ar baltų zīmėm un simbolai. Parodą puošia ir Žiemgalių genties moters archeologinis kostiumas bei iš žolynų sukurtos dekoracijos. Visi šie tautodailės darbai atspindi kūrėjų darbštumą, kruopštumą, kūrybiškumą. Įstatėruota ar Ziemgalų cils sīvietes archeologiškas terbs, un nuo zalitien veidoti ruotajumi. Visi šie tautas Maksas darbi atspugulio veidotojų centikų un radušumų. Ši paroda vienyje dviejų šalių, dviejų miestų kūrybingus žmonės, kuriems svarbus krašto tradicinių amatų išsaugojimas ir puoselėjimas. Graži bendrystė tarp Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus bei Bauskės krašto muziejaus ir jų veiklos garsina Joniškio ir Bauskės krašto istoriją ir kultūrą. Ši įstādė apvieno Dievo valstų, Dievo pilsėtų, radušius cilvēkus, kuriemis svarīgi saglabāt un kopt novada tradicionalus amatus. Skaista sadarbības tarp Joniškio vēstures un kultūros muziejų un Bauskas novada muziejų un to darbībā veicina Joniškių un Bauskas novada vēsturi un kultūru. Kultūra tai tas sritis, kur dvišalis Latvijos ir Lietuvos bendravimas gali būti labai intensyvus. Tai lemia tautų kalbinis giminingumas, geografinis artumas,
Nemažai etnokultūrinių ir istorijos sąsajų. Taip pat baltišką tapatumą atspindinčios kalendorinės šventės, dainos, giesmės. Simboliška, kad žodžiai mums viena žemė, viena saulė, ta pati mūsų jūra. Mums viena žemė, viena saulė, ta pati mūsų jūra skamba beveik taip pat abiem kalbom. Kultūra ir ta juoma, kuria Latvija su Lietuvos dirbusioje sadarbībā var patliuoti intensyvā, panosaka tautu lingvistika, radniecība, geogrāfiskais tuvukums un vairākas etnokultūras un vēsturiskais saiknes. Arī kalendāras svētki, dziesmas, piedāvājumi, kas atspoguļo baltiešu identitāti. Simboliški, kā vārdi, mums viena žemė, viena saulė, ta pati jūra, mums viena žemė, ta pati saulė, ta pati jūra. Abas valandas skan lygiai. Noriu pristatyti pirmąjį kolektyvą, Joniškio kultūros centro tradicinių folkloro kolektyvą Vilkijos vadovė Rita Kipšaitė Balčiūnienė. Grybų aicinat Joniškio kultūros centrą tradicionalą folklorą kuopą Vilkijos vadytoja Rita Kipšaitė Balčiūnienė. Šiandien Baltų vienybės diena sutampa su rudens lygiadieniu. Tai sutartinės skirtos saulei.
Ačiū šauniam kolektyvui ir vadoviai Ritai Kaipšaitei Balčiūnienei, jūsų plojimai. Visiem aicinajam Vauskas nuovadas Vetsaulės folkloro kuopų Vetsaulė vadytaja Marytė Bula. Visieną kviečiame Vauskas apskrities Vetsaulės folkloro kolektyvą Vetsaulė, vadovė Marytė Bula. Labdien visiem! Iesākumā gribu pateikt lielu paldies Ritai un Daimim. Maz dāvaniņu. Labdiena! Sveikinu visus susirinkusius su šai šventi. Mēs folkloro grupe Vetsaule atvykame jūsu pamalonīti sava dainomis, išgausaus mūsu dainu rīkiņu. Šī diena ypatinga ir man. Niestuļi mose 1953. metais mama su šeima persikēli gyventi į Latviją. Pasidalinsiu mamos vaikystės prisiminimais. Tai įvyko daugiau nei prieš 70 metų. Latviešiem, kas nesaprot, padalīšos ar mammas bērnības atmiņām, kas ir 70 gadus atpakaļ. Tai va tokie sentimentai ir prisiminimai Prie mūsų namo Berklainių kaime buvo didelis tvenkinys. Žiemą mano broliai kartu su kaimyno vaikais iš medinių rąstų gamino pačiūžas. Virbėmis prisirišdavo prie kojų ir taip čiuožė. Iš to tvenkinio pjovė ledą, luitus ir tėvas rogutėmis atnešė sukrovė į krūvą prie pieninės, užklojo drožlėmis iš šalia esančios lentpjūvės, kad vasarą būtų galima atvėsinti. Vaikystėje vogdavome tuos ledo gabelėlius, tai mums buvo ledai. Ir dar toks atsitikimas, kaip jaunesnysis brolis Povilas, maždaug 5 metų amžiaus, įlindo į didelį senos girnos angą, iš kurios pats negalėjo išlipti. Labai visi išsigandome ir šaukėmės pagalbos. Poviliuks mažučiuks įlindo girnose. Tada tėvas atėjo ir jį ištraukė. Nu ir dar toks vienas. Kol tėtis ir mama buvo darbe, ant stalo pasidėjome kėdę, ant kėdės suolą. O vyresnysis brolis Rimantas užlipo ir paėmė ant lubų kabėjusią cukraus skardinę. Tada visi pylėme tą cukrų ant audeklo ir visi valgėme. Po to, aišku, slėpėmės krūmuose, kad niekas mūsų nerastų. Kai mamos paklausiu, ko jie mums visiems palinkėtų, jos akyse sužibo ašaros. Jos noras skamba taip. Linkiu, kad žmonėms nereikėtų keisti tėvynės, kad kiekvienas galėtų gyventi savo žemėje. Taip pat linkiu jums visiems, kad Dievas apsaugotų
mūsu tevus, kurie ir žiņu nešējai ir saugotojai. Tegul Dievs apsaugo ir mūsu vaikus, kurie ir mūsu atteitīs. Bet dabar tegul skamba daina. Tā kā mēs esam no Vecsaules, tad mūsu dziesma ir par sauli. Kas piemina man raudoti, kas bēdīgi dzīvojoti, kas piemina man raudot, kas bēdīgi dzīvojot, kas bēdīgi dzīvojot, ļauj
Ļaudis smēja man raudoti, Dievs bēdīgi dzīvojoti. Ļaudis smēja man raudot, Dievs bēdīgi dzīvojot, Dievs bēdīgi dzīvojot. Es nebrīšu bridinām, man neraudāšu raudināma. Es nebrīšu bridinām, neraudāšu raudinām, neraudāšu raudinām. Lai brien manis kumeliņš, lai raud mana ļauna diena, lai brien manis kumeliņš, lai raud mana ļauna diena, lai raud mana ļauna diena. Tagad viens mazs valceris, ja kāds grib arī uzdejot.
Dziedat meitas vakarā, vakarā itālu skan. Dziedat meitas vakarā, vakarā itālu skan. Vakarā itālu skan, tālu tautas klausījās.
Lakstīgi sīvīterēja, Rīgas torņā galiņā, Nāc mājās tu lakstīgi sīvīterēja, Krumiņā, Nāc mājās tu lakstīgi sīvīterēja, Krumiņā. Tu dziedāsi ievienājies, gotiņas ganīdamā, Skait manim nedzīvoti apaļai galniņā iru, raidu rīdurā, raidu rīdurā, visapkārt ievas zieda vidu kuplā belīte, raidu rīdurā, raidu rīdurā, vidu kuplā belīte pieciem zeltā boliem ilu, raidu rīdurā, raidu rīdurā, visus piecus nolasīju, raidu rīdurā, raidu rīdurā, divus devu brālīšami, trīs es pati paturēju, raidu rīdurā, raidu rīdurā, par to vienu zirgu pirku, par to otru ārājiņu, raidu rīdurā, raidu rīdurā, par trešo es nopirku sevim zemes gabaliņu, raidu rīdurā, raidu rīdurā, atkal viens danses, ja kāds grib var uzdancot.
mūsu pēdējā dziesma. Man jāsteidzās no šejienes, tās Rīgas meitas apraudzīt. Urā, 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 tās Rīgas meitas apraudzīt. Gribēj mani Rīgas kungi par junkuru paturēt. Urā, 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 par junkuru paturēt. Man nevajag Rīgas kungi jūsu baltu dalderīšu. Urā, 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 jūsu baltu dalderīšu. Man pašam ir tēvu zeme, tēva bēri kumeliņ. Urā, 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 tēva bēri kumeliņ. Paldies, Vetsaulės folkloro kuopa, Vetsaulė. Dėkojame Vetsaulės kolektyvui ir pabaigai kviečiame Rygos lietuvių bendruomenės senjorų tautinių šokių kolektyvą Vijūną. Vadovas Livanas.
šokėjų, man vadovas sakė, yra 89, bet čia atvyko 88 Algimantas. Tai tikrai apie Latvijos šokėją Saulę, kur dėjau dziesmų svetkas, un runājam, kad pats Vecaks šodien bija 88 gadu dėjotais paldės, o mūsų kalbėje dėjo lygiai Latvijos įvyrašį. Paldės ir kad kopą ar mumis yra. Dėkoju Latvijom, kurie yra šokių kolektyve kartu su mumis. Dėkojame kolektyvui skambės įrakas, o žodį tarti kviečiam Lietuvos Respublikos Seimo narį Liudą Jonaitį. Valdas Maksas kolektyvo punto vadintajam par atminę palikušiam mirklėm, Valdas kadalajėtės aicinajam Lietuvos Respublikos Seimo deputatų Liudą Jonaitį. Labą vakarą, gerbiamas Bauskės merė, gerbiamas Joniškio merė Vitalijau ir visi savivaldybės tiek Bauskės, tiek Joniškio čia atstovai. Mėly žiemgaliai ir žiemgalės čia susirinkę. Taigi mes esame viena gentis, kuri viena iš kovotojų Saulės mūšyje prieš 878 metus. Bet tai pasakiau, ne? 787. Taip. Tai turbūt kitais metais mes švęsime Saulės mūšio vietoje mūsų baltų vienybės dieną. Tai džiugu, kad šiandien mes esame liudininkais, kai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bauskės savivaldybė. Kaip meras sakė, jau 7 metai ta draugystė tęsiasi, tai jau tikrai vienas kitą gerai pažįstam. Ir šita draugystė tarp Latvijos savivaldybių, Latvijos miestų ir kultūrinė draugystė tęsiasi jau labai seniai. Mes važiuojame pas Latvius, Latvija atvažiuoja pas mus, įvairiausiuose koncertuose, šokiuose. Na ir šiais metais buvo graži šventė, dainų Latvijai, dainų šventė, kurie teko būti, kitais metais pas mus vyks 100-oji dainų šventė Lietuvoje, Vilniuje. Taigi, gražiai prasidėjo šiandien mūsų šventė, gražiai įprasminta, parašais. Na ir pagal susikloščiusią tradiciją, kada 2000 metais Latvijos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai pasirašė tokią sutartį, kad švęsti kartu baltų vienybės dieną. Tai praėjusiais metais mes čia šventėm Joniškyje, šiemet rytoj važiuojam į Latviją, į Saldus, tenai kartu su mūsų parlamento pirmininkė, jos vadovaujama delegacija Viktorijos Čmilytės Nilsson, susitiksime su Latvijos Seimo vadovė ir kadangi dalyvauju tarp parlamentinių ryšių su Latvija grupėje, tai ir aš važiuoju su ta delegacija ir ten ne tik švęsime, bet dalykiškai kalbėsime apie mūsų bendras žiemgalių problemas. Tai labai ačiū už šitą sutarčių pasirašymą ir linkiu, kad mūsų draugystė tęsis ilgai. O Rolandui tai aš tiesiog, būdamas Rygoje, dėkoju, kad mes turim tokį žiemgalį, kurisai visur suspėja ne tik dirbti Rygos mokykloje, bet ir vadovauti lietuvių bendruomeniai, vadovauti šokių kolektyvams. Ir šiandien taip smagu, kad mes esame vis tiek baltai ir instrumentai ir tos dainos mus visus vienija. Kuo geriausios sėkmės visiems. Ačiū. Ačiū visiems ir ypatingas ačiū žmonėm, kurie
savo gebėjimus, savo repeticijų pasiekimus pademonstravo čia ir iš tikrųjų suteikėte mums labai daug puikių įspūdžių. Noriu padėkoti šauniam Rygos lietuvių šokėjų kolektyvui. Mūsų Joniško šeimininkės siunčia jums pačius skaniausius, pačius dosniausius kepinius. Mes gaidam šeit viešu nuo Vetsaulais. Ačiū Paulius jums vėl Paulius. Ačiū už įstabes, nuostabes įsimintinas sutartinės, kurios tikiuosi išliko ir kolegos minty ir net nebejoju, kad jūs jau Bauskiai laukia. Nežinau, bet labai noriu pasakyti ačiū parodos organizatoriam ir kviečiu čia parodos autorius. Ar mes turime? Dėkojame visiems už bendrystę, gyvuokim toliau. Tai kągi, šilto ir jaukaus lygiadienio vakaro. Paldies jums, paldies per draudžigu, jaukų vakarų visi.